Nu, labą. Stebėjote, ne? Stebėjom, Okay. viską matėm, viską girdėjom, Okay. viską žinom ir viską išpasakosim. Labas. A, jau šnekam? Taip. Okay. Labą. Aš mėgstu nesąmoningus, Okay, chaotiškus startus. Tai nuo pat apsikabinimo dėsiu turbūt. Liuks. Kaip tu? Šiaip tai, ką žinau gerai, aš esu ramus, man tiesiog žiauriai skauda pilvą, nes buvo truputėlį nervų dėl skulptūros ir aš kai susinervuoju, man viskas pereina į pilvą. Keistas dalykas. Mes Tai siunčiam energiją Jo. čia. Visi. ir šiaip tai viskas gerai. Žinai, tikrai atsistačiau per savaitę, buvo prieš savaitę, nepalyginamas dalykas, kaip jaučiaus ir kaip skambėjau. Tai dabar skambu tikrai jau gerai. Dar yra ten šiek tiek niuansų su garsu mano ausinėse, tai dėl to kartais sunku save išgirst, žinai. Ypač, žinai, didelėse vietose dainos. Net ir filosofiškai kartais save sunku išgirsti. Bet būtent, jo. Ir jo, labai norisi, žinai, pasimėgauti akimirką, bet aš labiausiai pasimėgauju be abejo tada, kai yra, žinai, pilna arena ir žmonės. Tai tada, man atrodo, ateis tas feelas. The moment. Truputį gal įvedant irgi į kontekstą, mes kalbamės iš karto po pirmosios generalinės repeticijos. Vakare šiandien laukia jury show, jau tai yra ta repeticija, kurią vertina komisijos ir Lionsika pasirodė tenai. Lionsika, aš dabar galvoju, pavyzdžiui, intervuose mes kalbam, kažkaip Tomai turbūt tiesiog. Gali? Ten scenos Lionsika, čia Tomas ateina. Žinau, Kaip tau? žinai, dabar su make-upu, bet nepilnai, tai irgi pusiau. Leonas tada. Tada Leonas. Kaip nori, žinau, kaip nori. Gerai, aš tada kartais vienaip, kartais kitaip. Gerai. Kažkas prie pasirodymą dar to prieisim, bet kažkas prieš pasirodymą buvo, vat ir apie ką užsiminiai, kad lygtai skulptūrą birėti pradėjo dar prieš pasirodymą, kas ten įvyko? Nu, tai taip ir buvo. Aš nežinau, jūs matėt šitą, nematėt? Mes iš toli, gana toli sėdėjom ir mes ir žiūrim, kad kažkas vyksta, matom ir lyg ir ten truputėlį pabirėjo. Jo, kažkaip labai sunervino mane tas momentas, kad jie mane pakvietė į skulptūrą ir realiai leido jai sugriūti ant manęs ir ne tai, kad, žinai, greitai padėtų ar kažką, jie tiesiog stovėjo ir pasižiūrėjo. Come on, Austrija. Toks keista, nes, žinai, buvo labai daug repeticijų su ta skulptūra, kaip taip galėjo dabar, kai... Nebūdavo anksčiau taip. Žinai, šiandien jau pasirodymas. Aš dabar irgi toksai, o jeigu vėl tai bus, žinai, tai nėra kažkaip fainas momentas, bet, pataisė buvo paskui pasirodymas, aišku, reikia pažiūrėti dabar per kameras, ar ten iš viso jinai buvo gerai sudėta, nes aš nesijaučiau joje, žinai, gerai, kaip turi būti. Ir, žinai, viskas buvo labai skubom, tai aš nežinau, kodėl nebuvo taip pasiruošta ir jinai įnešta realiai sugriuvusi. Okay, čia tokios įdomios detalės, bet, žinok, matėm pasirodymą, žinok, rankos šlapios buvo, sėdėjom visi sudrėkę, visur, ta prasme, wow, kiek tokių, žinai, man koks į galvą atėjo žodis, krepšinyje yra toks terminas trenerio išpistukai. Mažytės kažkokios detalytės, kur varžovą apgauni ar kažkaip padarai. Kiek pas jūs daug išpistukų yra? Šiaip jo, aš pats tą galvojau. Tikrai yra daug tokių, žinai, ne plot twistų, bet tokių revealų. Kažkas. Ir jūs norėjo daugiau. Ir mes gavom daugiau, žinokit. Ojojoj. Jo, mes aptarsim, papasakosim, gal pačiau su tavim nepradėsim pasakoti, ką tu ten gal per daug palaukia rytojaus. Jo, mes kažką papasakosim, bet vis tiek viską galiausiai reikės pamatyti patiems. Tai gerai, skulptūra sunervino. Ir, bet tikėkime, jeigu čia buvo vienas kartas, tai gal taip jau ir bus, bet suprantu, to nerimo prieš komisijos repeticiją, prideda šitie dalykai vis tiek. Žinai, matysim. Aš dabar eisiu vis tiek atsijungti nuo Eurovizijos, jau sakiau, Zilniui tą patį, eisiu medituoti, aš noriu, žinai, pradėti naują dieną. Pameditavus, pamiršus, kad aš visą esu čia, atsiranda nauja perspektyva ir, žinai, gal kaip tik atrodys, tai gerai, tegu sugriūna,
gausis improvizacija, kas man labai irgi patinka. Ir, bet, žinai, taip nebus. Mane sunervino dalykas, kad prieš, žinai, aš turėjau laukti toj skulptūroje, kol išeisiu iš jos, ant manęs, žinai, tie geležis. Reik atsirefreshinti pačiam ir nežiūrėti galbūt viską labai rimtai. Viskas bus gerai. Jo. Viskas bus gerai. O likusi pasirodymo dalis, tau pačiam vokalas, tavo, nežinau, ar jau spėjim pamatyti jį, ar jums rodo ar nerodo, kameros ir visa kita. Kaip jau, ar jau arti to, kas... Šiaip tai tikrai, jo, tikrai labai reikalingos tos repeticijos, kurios buvo. Viskas gerėja. Žinai, iki 100% reikėtų dar, manau, laiko, su garsu ypatingai, bet manau, kad, žinai, čia gal ir fainas tas truputėlį dalykas, kad yra kažkokios rizikos, žinai. Man patinka visada scenoje truputėlį rizikuoti. Tai linkime, kad rizikos visos išsipildytų ir kad viskas galiausiai būtų taip, kaip nori. Sakai, medituosi, ką darai? Užsidėdė ausinės, atsijungi. Tai čia tai reikės dėtis, jo, dėsius ir kamštukus ausų ir ausinės. Ir darysiu savo meditaciją, turiu tokią mantrą, aš ją sakau savo. Tavo. Mantra, tavo akis matos. Panašiai. Jo. Gerai, vakar Karpetas praėjo, tenai truputėlį kalbėjom apie dalykus, bet šiaip koks bendras įspūdis Vienoj yra ir čia tau būnant? Šiaip tai labai faina, žinai, yra to aišku labai daug nuovargio, bet tikrai labai viskas fainai suorganizuota, geras oras, žinai, kodėl, žinai, liūdėt. Išskyrus šiandien. Bet ir šiandien buvo ir saulės, ir mačiau. Bet man patinka ir lietus, tai labai gerai. Bet šiaip, ką žinau, tikrai labai geras vaibas ir labai mūsų faina komanda lietuvių. Visi labai padeda, palaiko. Ir faina būti, žinai, tada, kai yra tokie žmonės aplink. Ir aišku, visokių ten nesklandumų atsitinka, bet, žinai, pasijuokiam ir jeigu mokam pasijuokti iš savęs, tai, žinai, gerai gyvenam. Girdžiu ir iš šono, kad komanda jūsų faina, kad sakė, su jumis smagu leisti laiką. Neįvardinsiu galbūt kas, bet smagu. Ok, ir dabar iki vakaro nemažai laiko, meditacijos ir visa kita, bet ar šiandien tau yra, nežinau, didžioji diena prieš komisijas, ar labiau rytoj didžioji diena, kai jau visi pamatys tą pasirodymą? Kaip apie tai jautiesi? Tai aš manau, kad svarbus abu vakarai, bet rytoj vis tiek, aš manau, bus tas vakaras, žinai. D-Day. Jo, pamatys visi per televizorių, žinai, giminės, močiutės. Vis tiek rytoj, manau, yra tas vakaras. Šiandien, žinai, komisija, jie irgi žmonės, kas ten, ką ten privertins. Tegu privertina. Bet tai jiegi, žinai, nežino istorijos, nežino kelio, nieko. Tai, jo. Durnas klausimas, dabar pats galvoju, kokią nesąmonę paklausiu, aišku, kad rytoj. Bet nes tiesiog turėjau kitą klausimą galvoju, kuris išgaravo ir dabar prisiminiau. Kiti dalyviai. Pasirodymų kitų nebematot. 6 metų naujovė yra, ar ne? Kad yra visur pas jūs tenai delegacijų burbulė, kaip suprantu, išjungti ekranai. Jo. Ir jūs nematot kitų dalyvių pasirodymų. O anksčiau buvo, taip aš nežinau. Jo, anksčiau būdavo. Tai labai gerai, kad nėra to. Nes, žinai, čia tas yra dalykas, kad tu matai ir pradedi vertinti. Ir tas yra labai blogas dalykas. Kuo mažiau, palyginimų. Jeigu tu nori pamatyti šou, tai jau geriau, žinai, tada nedalyvauk Eurovizijoje ir reikia žiūrėti šou. Ir aš manau, kad bet kada atsisukt galėsim. Ja. Šiaip aš nesu mėgėjęs niekur, kur einu žiūrėti kitų. Tikrai prasideda tada kažkokie psichologiniai dalykai. Ir, žinai, išmuša tave iš tavo vaibą. O pabendraut gal tenka su kitais dalyviais? Tai žinai, kiek šio koridoriuose prasilenkiam tiek ir pabendraujam. Hi, how are you, žinai. Kažkokių gilesnių tokių draugysčių nesimezga kol kas? Žinai, nelabai čia yra laiko kažkokiam gilesnėm draugystėm. Gilesnės draugystės atsiranda, žinai, po kelių gerų tūsų iki ryto.
tada atsiranda geros draugystės. Nieks mes negalim čia tų sudaryti iki ryto. Ir, žinai, susitikinėti dar šiaip kažkur eit, nėra tiesiog laiko. Ir šiaip mus pastatė į vieną viešbutį piktai su Latvija ir Moldova. O, tai gera chebra. Jo, gera, bet irgi, žinai, skirtingi korpusai, prasilenkiam kiemę, žinai, ten kažką truputėlį pasiklausėm vienas kito, bet nėra to laiko, niekam iš tiesų, tik tai daugiausiai savo komandai. Ar jau turi sugalvojęs, kaip reaguosi, kai pateksi į finalą? Ne, visiškai Manifestuojam. nesu sugalvojęs, kaip reikia patekti ten. Bet šitai tikriausiai panašiai kaip ir Lietuvoje. Supratau. Gerai. Tai jūs, brangūs žiūrovai, siųskite, žiūrėdami į pilvą, Tomo, tam, kad tenai nieks nevirtų, nekunkuliuotų ir viskas būtų gerai. Siųskit didžiausius linkėjimus jam. Siųskit daug meilės, kaupkit energijos rutulį, pieškitės veidus, dažykitės rankas. Ką dar galima padaryti? Kad tau padėti? Kaip žmonės tau gali padėti? Balsuoti iš kitų šalių, raginti draugus, daryti kartu? Be abejo, dėt apie mane kažką, postus, bla bla, pirkt koinės. Koinės pirkit. Daug yra būdų. Norėjau padaryti šitą make-upo tutorialą visiems, bet irgi nespėjau. Bet iš tiesų labai paprasta, nežinau, va čia greit galiu pasakyti. Yra Kryolan dažai. Galiu reklamą daryti? Daryk, ką nori. Tau viskas galima. Yra Vilniui bent jau RDS parduotuvė ir yra, manau, ir kitose miestuose RDS. Jie tikrai turi silver dažų, kuriais pirštais tiesiog pasiimsi ir įsidažysi. Tai jeigu netingėsit, padarykite tai, bus fainas vaibas. Kelkit nuotraukas, žymėkit Lionsiką, žymėkit Eurodieną, paspauskit like ant šito video, pasubscribinkit mūsų kanalą. Ir mes jau su tavim turbūt, kad nebepasimatysim iki rytojaus, aš taip įtariu. Gal nebent kokį trečiadienį jau po visko. Tai didžiausios tau sėkmės. Ačiū. Viskas bus gerai. Atsilaikyk tu. Tegul tavo skulptūra atsilaiko. Ir nesugriūna, kada nereikia. Bet taip ir bus. Viskas bus gerai. O šiaip tai viskas atrodo tikrai, žinok, labai gerai. Ačiū. Ir siunčiam didžiausią palaikymą. Mylim, palaikom ir sėkmės. Yes! Iki. Miau.